Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Paskutinė mano atostogų užsienyje diena. Dar turiu laiko, tai noriu pakalbėti, pratęsti temą apie tą melavimą, ką tai duoda ir jo rezultatus. Čia truputį pasirašiau, kad nepamirščiau apie ką. Tai va, tema numeris 1 - mūsų oro balionai. Pasižiūrėjau informacijos, paieškojau, jie skrenda labai aukštai, ten prikišta aparatūros ir jie yra nevaldomi. Ta prasme, neaišku, kur ir kada nusileis. Jie pasiekia ten aukščiau, negu ten, ne šita sakė mūsų blondinė premjerė, ne 8 km, ten 30 km aukštyje, net pasiekia aukščiau, jie sproksta dėl atmosferos šiltėjimo ir panašiai įsiplečia ir sproksta. Pripildomi helių, ten Indijoje tipo vandenilių ir panašiai, bet jie visiškai nevaldomi ir panašiai. Dabar jei tai nuo manęs priklausytų, aš parodyčiau per LRT, per kur nori, kiekvieną nukritusį balioną, kaip jis atrodo žmonėms, kad mes jį tikrai sulaikėm, suradom, sugavom, parodyčiau sulaikytas cigaretes ir parodyčiau tos kontrabandininkus, už rankos pagautus. Jiems jau negalioja duomenų apsauga. Bet matyt, čia yra kaip su COVID. Balionai, tie pagavimai, kai buvo mirtis, ten masinės nuo COVID, tiesiog besimptomiai. Tai yra melas. Tai yra melas, dabar aišku, kaip 2x2. Ir dabar dėl to čia reikalinga ta nepaprastoji padėtis, o reikalinga tam, kad valdyti žmonės, nes Kauno įvykiai parodė, kad žmonės iš tikrųjų kyla. Tai labai trumpai nukrypsiu nuo temos, dėl Kauno to padedant sulaikymą, sveikinu šaunuoliai kauniečiai. Taip ir toliau, tik man ta euforija pernelyg didžiulė. Supraskit, aš esu įsitikinęs, kad nepaliks ramybė ir to organizatoriaus, ir tų, kas galimai ten pirštų kliūdė tą vargšą nusikaltėlį. Vargšas irgi tas nusikaltėlis. Gyvenimas kai tik nebėra. Bet ar jūs, mėly kauniečiai, pasiryžę apsupti teismą daugiatūkstantinę minią? Mentus, kurie ten bandys vykdyti represijas prieš šios pilietiškus žmonės. Tai man dėl to neramu, nes tai būtų pradėtas neužbaigtas karas, sakykim taip. Ir būtų vėl, sakykim taip, suknista idėja to paties protesto. Kaip buvo su šeimų sąjūdžiu pradžioje, kaip buvo su kitais, čia atskira tema. Tai va, šitą čia apie tai. O su balionais, kaip ir viskas aišku man. Tai tiesiog, jeigu tai nuo manęs priklausytų, aš juos rodyčiau visus. Ką čia slėpti, džiaugčiaus mūsų pareigūnų, kuriais pasitikė 90% ten Lietuvos piliečių, žygdarbius rodyti reikia. Bet jų matyt nėra ir aš manau, kad jų realiai nėra. Antra temelė, didelis melas. Tai dėl šitos paramos Ukrainai. Aš esu karštas Ukrainos palaikytojas ir šiuo metu ilsiuosi dar Ukrainoje. Ir žmonės gyvai ateina, dėkoja ir už tos automobilius gautus, ir už mūsų paramą, nes iš visos Ukrainos suvažiavę žmonės. Kiti važiuoja, sako, pasitaisęs spaudimas, važiuoja namo, vėl spaudimas kyla. Atvežė grupelę vaikų, kurie pakliuvo po bombardavimo, apšaudimų ten tais. Nežinau, ar kažkokia labdaros organizacija, ar sanatorija savo sąskaitą jam teikia, ten reabilitacija ir panašiai. Tai yra gražūs dalykai, ko pas mus nevyksta tokių beveik dalykų. Tai vat, ką aš noriu pasakyti. Aš visiškai pasitikiu tai žmonėms smulkiais tais, kurie veža. Pavyzdžiui, paminėsiu, manau, nesupyks, Sakalo Gorodeckio,
Kęstučiu Vagneriu, Valdu Vyžiniu, dar keletą kitų. Aš visiškai pasitikiu, aš matau dorų žmonės ir jie laisvai, jeigu reikėtų, atsiskaitytų už visas išlaidas ir panašiai. Veža juk jie nemokamai, už laiką, bent jau laiką, tai tikrai už laiką nieko negauna. Ir kita dalis, neminėsiu, kad čia manęs nepuldinėtų, bet visi žinote, kad tie visi aršus baidlo sistemos palaikytojai, kuriegi negali atsiskaityti, duoda į teismus, kai paklausi, kur padėjai pinigus, ir maža to dar tyčiojasi iš tų, kurie aukojo tos pinigus. Tai irgi yra melas, kurį reikia atskirti. Dar pasakysiu, tiems labiausiai, kurie šaiposi, tiems, čia tie daugiau neužingrydai bus, bet, jų idėjiniai broliai Vaitkolakiai visokie. Auka, pats aukojimo procesas, labdara yra nemažiau svarbi tam, kuris aukoja, ne tam, kuris gauna. Kaip lygiai atsiprašymas, atsiprašo ir taiso klaidas tik stiprieji ir drąsieji. Tai čia irgi, supranti, paaukojai, tu prisidėjai, bet reikia aukoti tam, kuriais pasitikė per tą, o ne išmesti, kaip pro langą gal nuskris Ukraina pinigai. Tai va. Tiek apie tą labdarą norėjau pasakyti. Dabar dar tokia įdomi tema, pas mus nuolat verda šitą, ne diskusijas, apskritai verda visą visuomenę, tai dėl rusų kalbos naudojimo. Reiškia, kuo labiau mūsų režimas ir jo durniai kovojas tą rusų kalbą, to jos daugėja daugiau Vilniuje. Suprantat. Ir nežinau, jeigu tai nuo manęs priklausytų, tai dabar nedraudžia. Pavyzdžiui, ukrainiečiai susitvarkė, išleido įstatymus, kad rusų kalba nepalaikoma niekaip. Kitos tautinių mažumų kalbos palaikomas, kur reikia, gali bendruomenės, ten savo kažką steigtis, mokyklėlės, ten užrašus, dar kažką ir panašiai. O čia nepalaikoma. Tai reiškia, kad niekam nedraudžiama, kalbėtis galima, bet kaip lygiai nedraudžiama neatsakinėti ir neaptarnauti tą kalbą. Tai aš taip grubiai supratau tą, kaip paskaičiau. Tai kažkas ir pas mus turėtų būti panašiai, o pas musgi kaip yra. Darbo skelbimai teberašomi tą kalbą. Bankomatuose tebėra rusų kalba. O čia gerbiamas Juozaitis, aš jam visiškai pritariu, sakė, labai paprastai pakeiskite rusų kalbą į dvi kalbas, lenkų ir ukrainiečių. Mums artimos tautos, bent Vilniuje. Čia toks. Tai irgi yra melas. Tų rusiškai kalbančių žmonių daugėja. Įmonės, verslas mūsų prasidavęs ieško pigių darbuotojų. Iš kitos pusės kovoja su rusų kalba. Tai jeigu tai nuo manęs priklausytų, leisčiau įdarbinti žmonės, kurie būtų praėję lietuvių kalbos kursus, išlaikę egzaminą, tegu minimaliam žinioms, bet išlaikę normalų egzaminą, filmuojama kaip regitroje kokioj nors, ir už tai pats verslas turėtų susimokėti. Jeigu nenorite mokėti lietuviams, tai mokėkite čia, jei tai nuo manęs priklausytų. Ir toks dar vienas iš melų, kuris kenkia, trukdo ir kiršina žmonės. Ir dar mokykloje, vaiko mokykloje, man tai patiko. Aš palaikau tą idėją, pasakė, kad kalbėti mokyklos koridoriuose ten vėl negalima rusų kalba, ten nelabai kas laikosi, bet klasėje ko ne pusė vaikų iš rusiškai kalbančių šeimų. Tie vaikai iškarčiausiasi, suprantat? Jiems pradėjo, čia matot Lietuvą, čia yra valstybinė kalba, reikia to laikytis. Vietoj to, kad vaikų čiams būtų pasakyta, tikrai nuo manęs tai būtų priklausytų, aš pasakyčiau. Vaikai, žinot, kas vyksta pasaulyje, žinot, kodėl taip yra, žinot, kad viena šalis užpuolė kitą ir tik nuo jūsų elgesio, nuo jūsų gerų darbų priklausys, kada rusų kalba grįš
ir užims deramą vietą mūsų visuomenė su savo kultūra, poezija, viskuo, ko nori. Nes vaikai juk supranta, kodėl jinai draudžiama. Ir jie priešinasi, suprantat. Ir rezultato dėl to nėra. O reikėtų tik paaiškinti garsiai vardinti tas priežastis, kurių bijoma pasakyti. Taip, tai dėl agresijos Rusijos prieš Ukrainą. Užpuolė mūsų sąjungininkę, mūsų draugišką šalį, greuna ir panašiai be jokios priežasties. Ir gal vaikams nepatiktų, bet jie bent jau žinotų tiesą ir tada žinotų, ką daryti. Būtinai pridėčiau, kad tik nuo jūsų vaikai, tik nuo jūsų elgesio, gerų darbų priklauso jos sugrįžimas. Ir aš tikiu, kad tai bus. Tai mano būtų toks. Dabar dar vienas buvo mūsų tas ilgas ir beviltiškas, kur sėdė prezidento kėdėje visiškai kaip nesusipratimas. Pamenat, kai buvo tas gėjų paradas gegužės 9, kito žodžio negalima naudoti, Maskvoje. Niekas ten neskrydo, niekas nevažiavo, 2 mulkiai ten iš Serbijos ir iš Slovakijos skrydo ir jiems nebuvo leista skristi prie Lietuvos oro erdvę. Tai dėl to neleidimo skristi aš visiškai palaikau, sakyčiau, žinot, kas vyksta, žinot, kodėl ten niekas neskrenda, žinote, ką mums reiškia ta vadinama pergalė beždžionių šitame kare, nors ne jų buvo Amerikos pasirinkta, buvo ta pusė, nesmė, kad tai reiškia okupaciją, represijas ir panašiai, ir mes to nepalaikome. Jeigu jums taip labai miela ir svarbu, skriskite pro kur norite. Tai turėjo būti pasakyti, o ne čia dėl jūsų saugumo, kad gal nesaugu skristi ir panašiai, suprantat. Ir dar daug dalykų pas mus yra, kur elgiamasi va taip pat bijoma. Bijoma pasakyti tiesą, bijoma pasakyti, kad suklydome, bijoma atsiprašyti, o gal nenorima. Gal jie tiki, kad toliau jie stiprins diktatūrą ir niekas nesikeis, bet va Kauno įvykiai parodė, kad matyt keisis. Tai va, mėlieji žmonės, tokios mano mintys, tie, kurie suprantate, apie ką kalbu, tai prašau komentuoti, diskutuoti, nesutikti, prašau pasidalinti. Geros visiems dienos.